Sveiki, su jumis podcast Balius baigtas. Atvira pokalbių erdvė, kurioje susitinka vieni geriausių vestuvių ir kitų renginių industrijos atstovų tam, kad pakalbėti apie esamas problemas, aptarti dabartinius iššūkius ir gerinti Lietuvos renginių industrijos rinkos kokybę. Šiandien mano laidoje yra mano svečiai nuostabus žmonės iš tikrųjų, tai tie žmonės, dėl kurių apskritai yra organizuojamas vestuvės ir apskritai kiti renginiai. Tai aišku yra renginių vedėjai. Reiškias, pradėkim gal nuo to galo, ne? Pas mus šiandien čia sėdi TV laidų ir daugiakalbis vedėjas, mokantis kalbėti italų, lenkų, anglų, lietuvių, surprise, ne? Taip. Lukas Kaminski. Buongiorno, labas visiems. Renginių vedėjas, šalia jo yra kitas renginių vedėjas, žmogus, kuris yra atsakingas už mamą apdovanojimų pertraukas, kol kas tik pertraukas, žmonių moderavimą ir už X Factorius, irgi taip pat žmonių moderavimą, ilgametis renginių vedėjas, labai žinomas žmogus jo mamai, Ignas Šiputis. Labai malonu susipažinti, sveiki visi. Taip, toliau, pas mus yra žmogus, kuris yra ne tik tais renginių vedėjas, bet ir verslininkas šiaip. Ačiū. Jis šiais metais, jeigu neklystu, įkūręs yra pirmą tokį verslą Lietuvoje, tai yra mobilus servisas. Kurkim, jeigu neklystu, taip? Panašiai. Žodžiu, pasakysi po to, realiai, kaip ten viskas vyksta, bet... Sveiki, gyvi. Taip, tai iš to ką prisiminiau, žinai. Dar būna dar ir renginis. Būna renginus paveda, bet realiai taip. Ir mano vardas Denis, aš taip pat esu... Taip, aš esu šios laidos vedėjas, įkūrėjas, taip pat renginių vedėjas, taip pat moku kalbėti ir lietuviškai, angliškai, tik itališkai ne, bet taip, mano vardas Denis ir mes čia esame visi susirinkę. Šiandien su viena tokia labai, nors ir, aišku, mes čia juokingi, faini ir nuostabus, ir visada galim pasijuokti, bet tikrai susirinkom pakalbėti apie vieną labai svarbų dalyką, tai yra renginių vedėjų stigma šiuo metu, kuri egzistuoja, kad mes esam tokie visi nuostabus povai, visas savo dienas pradedam nuo, žinai, valandos laiko afirmacijų prie veidrodžio, aš esu nuostabiausias, aš esu geriausias, visi mane myli ir taip toliau. Bet susitikom čia tam, kad aptarti visą šitą klausimą ir parodyti, kad mes iš tikrųjų esam žmonės, ne? Ir visą šalia to. Evaldas čia labiausiai galėtų pakomentuoti. Taip sakė, mes, žinai, mes sportuojam dėl ko, ne? Tam, kad po to galėtum šitą reikalą storiuose parodyti. Ne, Evaldas. Ne. Jeigu reikės, aš Evaldo turiu nuotrauką labai. Aš nenorėčiau prasisiekti tą marškinėlį, bet tiek to. Bet realiai, esminis realiai dalykas yra koks. Dabartinė problema šiuo metu yra tokia, kad yra labai daug minčių apie vedėjukus, taip vadinamas, ne? Ir tikrai esam susidūrę su tokiam problemom, kai klientai iš organizatorių, pavyzdžiui, tikrai ne vieną kartą girdžiu tokį dalyką, klientai sako, tiksliau, organizatorė sako, kad, mums poros perdavė, kad nereikia jiems vedėjų, nes, čia kažkokie nesąmoningi žaidimai prasidės, žinai, gal jis ten nedaug dievė prasigers vestuvės, žinai, ir prasidės visi tie cringe nesąmoniniai dalykai. Tai ką galvojat, ane? Kaip jūs tai žiūrit, ar pas jūs tokie dalykai būna, ar mes apskritai tokius dalykus, reiškia, praktikuojam? Jeigu cringe yra, parodom, pasakom, kas gali būti ir svarbiausia parodom, kaip turėtų būti iš tikrųjų. Prieš kelias savaitės buvau podcast'e ir vienas iš to podcast'o, kodėl išvengi? Ir vienas iš to podcast'o vedėjo, jis turėjo vestuvės pernai, man atrodo, ir sakė, aš nenorėjau vedėjo, nes galvojau, kad jis darys cringe dalykus, kad jis skatint visus ten išgert kas 15 minučių, kad darys nesąmoningus konkursus, prieš 20 metų. Ir mes kalbėjom tada apie renginių vedėjus ir kai tada mes jau išsikalbėjom ir pasakiau, kad viskas ne taip yra, kad mes ruošiamės, kad mes personalizuojam ir taip toliau, tai tada jis suprato, blemba, gal visgi reikėjo samdytis renginių vedėją. Tai galbūt tas stereotipas, galbūt kažkaip publika kitaip mato galimai mūsų. Ne? Gal neištransliuojam iki galo. Nežinau. Bet kaip manai, kodėl, nes aš ne šiaip savo, žinai, šitą temą užduotą, nes aš manau, kad tai vis tiek egzistuoja. Ne šiaip savo, žmonės irgi nedurni, supranti, jie mato.
Ir jie projektuoja, mato tam tikrą dalį vedėjų, ne, kurie daro tam tikrus labai cringe dalykus. Ne, bet tai... Taip, sakyk, sako, drąsiai. Yra mintis, sakyk, taip. Ne, noriu sakyti, kad, matai, tai yra vedėjų pradininkų ta dalis, kurie, veda savo pirmosius renginius. Galbūt jiems pavyksta patekti į gerus renginius, bet jie ten nežino, ką ten darys. Tiksliai, ar ne? Ir nežino, kaip dėliojasi dalykai. Jo, atsimink pradžią, ar ne? Kai prasidėjo renginiai, tai tu irgi nežinojai tų visų ribų, kur yra cringe ir kur nėra cringe, tai tų naujų vedėjų visą laiką pasipildo mūsų rinkoje ir, jie kol prasitestuoja gyvose šventėse, aš spėju, tas visas, atsiliepimų vajus ir praeina pro visą Lietuvą. Kažkas pateko į tokią šventę, vieni klientai, kiti pateko, atsikando viso šito dalyko, kad buvo nejauku, ten liepia visą laiką mums tenai žaisti, kažką daryti, nes galbūt tas žmogus, tas vedėjas irgi, jis jaukėsi nejauti ir norėjo tiesiog žaidimais užimti, kad galvotų, kad jisai, atsiperka to šventį. Ne, aš pritariu šiaip Evaldui, bet jūs žiūrėkit, čia šitas cringinis visas dalykas, kuris jau vyksta šventėje, tai čia yra jau trečia pakopa, bet tu, ta prasme, susipažįsti su to žmogumi. Hebra, jūs man pasodinkit šitą žmogų, kuris cringe'us daro, aš iškart pasakysiu, kad čia bus cringe'as. Tai aš suprantu, kad tie jaunieji, kurie ateina ir kurie jie renkasi tą vedėją, tą žmogų, tą asmenybę, jie gal, kai pirmą kartą daro, sunku jiems identifikuoti, jis čia stilingas, jis čia fainas, jis čia, ta prasme, originaliai kažką padarys, personalizuotai. Jo, kažkaip vadinasi, gal šitą reiktų aspektą atsižvelgti, kaip jiems jauniesiams pasakyti, kaip identifikuoti tą žmogų, kuris galimai galėtų tą cringe'ą padaryti. Nes aš irgi, kai paklausau savo klientų, šiandien dienai, kai sako, mes nenorim, kad verstum tu mūsų gerti, mes nenorim to, aš galvoju, hebra, iš kurio jūs dešimtmečio. Bet tas nuolat kartuojasi su kiekvienais metais. Šiandien 2-5 metai, aš atrodo, ar aš tiesiog nesusiduriu su to kontingentu, ar aš tiesiog nenoriu to girdėti. Žinai, mums labai sunku pasakyti, nes mes labai retai patys turbūt dalyvaujam tokiuose šventėse, nes nuolat vedam ir kaip mums... Ne, bet tai kai dalyvauju tikrai būna arba nebūna vedėjo, nes šaika yra visa tokia artima, kad tenais nereikia, matai, kad tikrai nereikės, nes būna ten kokio nors miesto vestuvės, ar net tenais atsipalaidavę, šnekėsi su bičiulis, kurių nematei ten kelis metus galbūt ir tau net neprireikia to vedėjo. Nes jo, ir būtent tas dalykas man, žinai, apie tą identifikavimą to žmogaus. Aš ir savo jauniesiams visada sakau, ir šiaip su kolegomis, su kuriais bendraujam, taigi, kai tu susitinki pirmą mytą turi. Taigi, ten, aš nežinau, kiek jūs kalbat apie, ką jūs darysite tose vestuvėse, ar aš, ta prasme, man 5-6 gal minutės pokalbiai yra dalies, kur aš kalbu apie tai, ką aš galiu ir kokios mano komandos galimybės yra. Bet tu pradžiai, tai nori, kad jie pamatytų tave kaip asmenybę, kas tau patinka, ką tu veiki, kur tu lankaisi, ta prasme, koks tavo požiūris, iš vis mes vieną kalbą kalbam ir kai tu juos pamatai, nes man irgi įdomu yra, kodėl jie mane renkasi, kodėl jie nebijo man patikėti savo šventę, žinai, nes mano lūkestis dažniausiai nesugadinti šventės. Tai dažniausiai. Jo, ir žinai, ir tada tu pradedi žiūrėti, ar vaibai mūsų klikina, ar mes sutampam. Ir kartais, jeigu mes jau sutarėm gerai ir mūsų sumečina vaibai, tai kartais tu net, jeigu ir cringe'ini kokį dalyką darytum vestuvėse, tai jis nebūtų cringe'as. Gal net nebūtų cringe'as, žinai, bet kai žmonės yra visiškai nesutampantis, tai kartais gal net tą dalyką, kurį aš darau programą, jisai padarytų ir gal kitiems cringe'as atrodo, nes jisai tiesiog nemokėtų perteikti ar nemokėtų suvaibinti. Tai gal bėda pagrindinė yra, kad mytose žmonės neįsiaiškina vieni kitų lūkesčių ir vizijų. Ar tai iš viso tie žmonės yra artimi ir ar jie ras bendrą kalbą ir šventėje? Tai nes jeigu tau nejaukus su jaunaisiais myte, tai vestuvės irgi nebus jaukus su jais būti, ar ne? Priešingai ir jauniesiam, tai jeigu jie mato tą žmogų, gal bus gerai, žinai, praslysim. Ir tada šventį galvoju, ką mes pasidarėm. Tai aš noriu vieną dalyką biškai užsikabinti. Ignai minėjai apie tai, kad, taip sakant, kaip atskirti, nuo pačio pirmo myto, kalbant apie pirmus mytos, kaip atskirti tą, pavadinkim taip, kodinis pavadinimas vedėjukai, ne? Tu esi, gerintys, darantys 90-ųjų visą programą ir taip toliau. Taip, tai kaip manai, ne, kokie yra bendrai, gal jums visiems klausimas, dalykai, kaip galima atskirti iš pirmo? Žinau. Man atrodo, reikia pažiūrėti Instagramo, bet ne tą feedą, kuris yra ten blizgantys, žinai, labai gražios nutraukytis komentarai, atsiliepimai, bet reikia stebėti, ką žmogus transliuoja storiuose, ne? Kaip jis atrodo tikrai. Mes dabar atėjom, žinai, čia ne su švarkais, ne su kažkuo, mes tiesiog esam tokie, kokie esam ir tiesiog reikia pastebėti tą žmogų,
ką jis veikia, kuo jis kvepuoja, kaip jis kalba, ar jis tik promo video labai gražų padarė, ar jis iš tikrųjų... O, promo video pakalbėsiu apie tai. tai. Ar nefeikina, ne? Nes storiuose, manau, tu gali bent jau būti tikroviškesnis negu tu gali save transliuoti, žinai... Ne, tai žiūrim, dar kiek turinio keli būtent. Toliau, Ignai. Vienas gerai. Šiaip Lukašas labai daug aspektų pasakė, kas be ko, bet pirmas dalykas, tai aš ką rekomenduočiau atkreipti, kas labai daug ką pasako, iškart stilius vedėjo, vienareikšmiškai. Tu iškart gali labai daug nuo to atsispirti dalykų. Kitas momentas, jeigu Instagramo feedą pasižiūrim, jo, tai labai geras indikatorius, bet pasižiūrėkim gal ne tik kaip jis renginiuose atrodo ir kokios fainos nuotraukos skeltas yra, bet ką jis ir savaitgaliu veikia. Nu, ta prasme, ko užsiema. Dirba. Dažniausiai vasarą kitaip bus. Ne, bet čia laisvalaikis. Jo, bet vis tiek būna, žinai, eina ta kokybė, eina tokia įžvalga pasidaryti. Jo, o faktas, šito nepamirškim nuo atsiliepimų. Vis tiek, tai irgi daug ką pasako. Ir jeigu pradedi lyginti tam tikrų vedėjų atsiliepimus, tu matai labai irgi skirtumą didelį. Ir jeigu jau, man atrodo, 3 faktorius šitos įvertintum, tai tikrai nepatingai susipažins jo ir jau pokalbio metu ten visi kiti dalykai išsivystų. Nes, ta prasme, jo, mano nuomonė, aš nežinau, stilius, faktas, ką jis veikia, kaip jo renginiai atrodo, kokios jis renginiuose būna, nes nepamirškim, tos vestuvės irgi labai skirtingos būna. Taip. Tai žiūrėkit, madingos, stilingos, modernios, kažkokios boho stiliaus, nežinau, festivalinės, nes ne visi vedėjai irgi sugeba tose formatuose patogiai ir laisvai būti. Tai man atrodo irgi labai geras. Žodžiu, ar čia reikia pasidaryti tokį, kad nepatingėti, žinai, tą dieną susirasti tą vedėją, o pasiekti bent porą mėnesių ar tam pusę metų, ar kiek išeina, ar ne, kada sugalvoji, kad bus tavo vestuvės. Žinai, kai pradedi sekti vedėją iki tol, kol savo partnerius. Žinai, aš galiu sakyti, kaip automobilį, žinai, sugalvoju pirksiu, žinai, bet pirksiu tokį, kur, žinai, jau yra brangus, todėl aš rinksiuosi jį ilgai. Nu, tai ir vedėją reikia gal rinktis ilgai, o ne pirmo pasitaikiusi ir, kai bus taip. Tai sėki, visus istorius, galų gale. Gal pasiseks. O tu savo klientams irgi sakai? Jo, aš tą patį irgi taip sakau. Jūs su manim susitikę? Nepulkit čia, rašyti sutarties, žinai, tegu pasigalvoti. Aš sako, Evaldai, mes norim. O, tai aš pagalvosiu, ar aš noriu jo. Man atrodo, kad... Aš nesu pasakęs, kad iškart rašau, sakau, tai pasigalvokit, Jėzu, tai čia reikia priimti sprendimą, nenoriu jų pareigoti, kad iškart dabar įma, žinai. Tegu pagalvoja. Man atrodo, kad visų pirma, iš kliento pusės reikia rinktis ne gerą vedėją, o šiaip gerą asmenybę. Taip, žmogų rinktis, ne vedėją. Su kuriuo tu suvaibinsi. Viskas podcastą galima. Ačiū, Hebra, buvo malonu. Su kuriuo tu suvaibinsi, nes jeigu tai yra geras žmogus, kurį tu jauti, su kuriuo tau gera, tai tavo vestuvės svarbiausia gyvenimo diena nebus sugadinta vien dėl to, kad tave sups geri žmonės. Tas pats liečia ne tik vedėjus ir kitus tiekėjus. Tai apskritai viskas, kas su tiekėjais, tu renkės žmonės, tu nesirink profesijos atstovo, tu renkės žmogų. Šiaip dabar surezonavo viena mintis, kai jūsų pasakėt jo apie asmenybės tipą. Čia šitautas bus Tomui Legenzovui, jo, nes jis mane mokė, kaip reikia vesti renginius. Ir, žodžiu, jis man pasakė tuo metu, tai čia gal buvo prieš kokius 6 metus, kai aš pasakiau, kad noriu miesto kliento, norėjau miesto, ta prasme, miesto vestuvių, Pacose, Imperialo viešbučiuose ir taip toliau. Ir jis mane taip linksmai pasižiūrėjo, žinai, nusišypsojo, sako, gerai, Ignai, žiūrėk. Sako, kur tu, sako, leidi laiką, ta prasme pats. Sako, kur valgai. Tarkim, paimkim, sako, kur pietauji. Nusakau, ten kokiam Grilonone, ten Čilekė, tipo, tai žiūrėk, sako, tai kai tu jau pats pradėsi lankytis tose vietose, tu ir ateis laikas, kai tu gausi tą klientą. Tai galiu visiškai 100% šiandien pritarti jam, kad būtent čia buvo labai geras tipsas man, kuris, leido suvokti ir rinką, ir klientą, ir ten, kur aš noriu būti ir ką veikti. Ir su kuo veikti. Tai man atrodo, būtent Lukašui aš pritariant, norėčiau pasakyti, kad pažiūrėkit, ar tas žmogus iš jūsų pasaulio yra. Klausyk, kaip tau. Pritariu. Labai per rimta mintis, žinai. Wow. Bet jis ir turi būti iš to rato. Kaip prieš podcastą žvengiam, žinai, o dabar filosofijos paskaitanu. Prieš tai vis dar ačiū Tomui. Tai jo, šoka tose pačiose vietose, ar lankus, ar veikia. Man atrodo, čia gal ir yra, kur tada tu mažiau šansų turės prasimest su savo paslaugų tiekėju. Ir dabar jaunieji vis rašosi kriterijus, čia tą pasakė. Spėsiu, kiek čia darbo dabar reikės išsirinkti. Checklistą padaryti. Okay. Story, ane, biškai pakomentuojant, ane, Instagramo story, man labai vienas dalykas užkliuvo.
Ar ten tikrai negali būti feiko? Ten labai daug feiko. Gali būti Tu negali normalaus žmogaus nuoširdžiai, mano manimo, ne? Tu negali normalios asmenybės pamatyti per jo storius, nes kiekvienas iš mūsų aš turiu minį, atidaro telefoną, žinai, sezono metu ir tokie... Sveiki, bičiuliai, aš šiandien tam, žinai, matosi, kad 3 paras nemegota. Čia apie mane. Tai reikia žiūrėti. Tai nežiūrėk tu pirmo istoriją žmogaus, žiūrėk sekančius, nes ten labai jau pasikeičia vaibukas, žinai, kur iš pradžių pasveikinę, aktyviai, paskui... Sveiki, bičiuliai. Nu, gerai, kas šiandien baigėsi. 5 vestuvės per šiandien, žinai, aš čia, tu nemanau, Aš turėjau omeny storius, kad kuo storijai skiriasi nuo postų ir nuo reelsų, kad... Tu storiuose gali parodyti savo kasdienį gyvenimą, tą apie ką mes sakėm, kur lankaisi, kur sportuoji, su kuo sutinki ir koks tavo hobis. Žinutę transliuoji ir panašiai, jo. Be darbo, žinai. Ar tu ten namie kimarinė, ar tu, žinai, leidi laiką su šeima ar panašiai? Ar keliauji, pavyzdžiui, nežinau. Ar keliauji, taip. Gerai, kokie tada jūsų manimų red flagai, ne, vat, grįžtant prie susitikimo, čia realiai mintis tokia, ne, kad klientas pasižiūrėjęs šitą video, ne, suprastų, kad kaip neužkliūt. Ne, visų tų cringe dalykų ir taip toliau. Tai čia pavyzdys, ne, aš girdėjęs, aš nežinau net vardų, tikrai ir net jeigu žinočiau, nesakyčiau, girdėjęs tokį atvejį, kada apie pirmus susitikimus, kalbant su klientais. Tikrai žinau, kad ten vedėjas buvo bičas. Jau sumažinai ratą iki 160. Ups. Šitą, tikrai, jo. Sumažėjo, tikrai, bet žodžiu. Reiškia, žmogus atėjo anksčiau į susitikimą. Dar jaunų vidžių nebuvo, žinai, atėjo anksčiau susitikimą. Žmonių dar jis iki šiol nėra matęs. Nupirko jiems kavos. Pats. Nu, tipo, neklausęs kokios, ar nori, ar nenori, žinai, kad žmonės jau 10 kavų. Kaip mama pakeitė kavos, ne? Jo, žinai, ta prasme, taip, nupirko kavos, žmonės ateina, pamatė kavą ir jiems asmeniškai tai buvo red flagas. Kad, ta prasme, žinai, žmogus jau sprendžia praktiškai už juos, kaip čia kas. Tai man jau būtų toks, tipo, dude, ką tu čia darai, žinai, kodėl, ar tu bandai antiek bandai įtikti? O jeigu jis vandens... Tai tiesiog vandens paimk. Jeigu tau vandens, tai... Jei pizza tau būtų nupirkęs. O, pizza. Gerai, žinai, su ananasais. O jei italai, žinai. Jo, ateina taip italijanų. Nesuprantat, tie cringe dalykai tarp mūsų visų vestuvių bendrai renginių vedėjų rinkoje, jie egzistuoja. Jie yra. Tai tu nelipkam turėt flagus su ta kava, ten, jeigu nemėgsta kažkas ten latė, žinai, ar moka, tai vandens pasatykai, nori būti toks geras, žinai. Nu, Igne, aš matau, kad tave... Ne, man, žinai, va, šitas... Eina šokoladas tempiš kartu. Jo. Gal čia apie tave buvo, aš nežinau. Mes ateinam, žinai. Nežinau, patiks, nepatiks, bet prašom. Čia mano partneriai. Aš, man tai, nu, tipo, va, labai gerai skainu, čia geras red flagas. Ta prasme, jau tau lengvėja susitikimas ir lengvėja... Trumpėja labai. Jo, ir trumpėja to pačiu. Bet aišku, jiems reikės vis tiek išbūti, ne bet kuris klientas atsistotų ir išeitų, sakytų, gerti savo kavą. Ar tu randi, žinai, princą šokoladą ar Dubajaus šokoladą ir sprendė iš kliento. Bet apie tos red flagus, aš manau, kad tos red flagus gal iki mytą reikia išsigryninti. Nu, nes tu švaistai laiko. Nu, kokie red flagai? Davai. Aš turiu pabendrauti, truputėlį pasirašinėti. Aš man taip sunku, žinok, sugalvoti. Aš turiu red flagą, Ignai, tu pagalvok, aš pasakysiu, man atrodo, red flagas vedėjo yra, kai ateini į susitikimą su jaunaisiais ir vedėjas pradeda nepaklausęs, kaip jūs įsivaizduojat savo vestuvės. Aš darau taip. Ir, žinai, sako visą savo programą, žinai. Tu turi atsiklausti geriausia net prieš susitikimą. Kaip jūs įsivaizduojat? Nieko to. Nieko to, čia smagiai buvo. Nesinervuok, žinai. Kaip jūs įsivaizduojat savo vestuvės, išsiųs kelis klausimus, jie ten atsiunčia ir tu pagal tai net pats pasiruoši. Ir gali pasiūlyti, kas jiems patinka. Nes tada didelė tikimybė, kad prašaus ir parodo, kad tu, žinai, vieną formatą turi ir visada taip darai ir nesilinkęs, žinai, nesilankstus. Tai čia, man atrodo, red flagas. Žinai, kada mes pradėjome labai taupyti laiką, tai po COVID-o, nes prieš COVID-ą tikrai buvo daug gyvų susitikimų ir tada naidavo tikrai būdavo ne visi tokie nemalonus, kaip tu norėtum ir tiek jauniesiam, tiek pačiam, bet per COVID-ą visi išmoko irgi taupyti labai laiką klientai, kur tu pačiatini, jeigu labai viskas ten gražiai dėliojasi, matai, kad bendras mintis gražiai, tekstas gražiai klostosi, žinai, ir susikalbi su tuo klientu, tai tada sakai, arba video call, arba gyvai susitinka, kaip nori, tada skiriam laiko, jie rašo, okei, darom, tai dažniausiai viskas ir būna cool. Bet jeigu tu jau, žinai, kol tu rašinės nesusikalbi su jais, nu tai tikėtina, kad nieko ir nebebus jau. Nu, tai taupyti laiką reikia vieni kitiem ir... Arba rašo, sveiki, kaina. Jo. Oi, nu tai čia apie tuos nekalbam jau. Sveiki domina, jo, čia klientų. Klientų red flagas. Ne, o
Jo, gerai. Aš dar, Deniukai, noriu pridurti, šiaip užvedė čia jūs Labai gerai, Savaldą ir Lukašu. Tai, žodžiu, man čia vieni klientai pasidalino tokia patirtim, nes dažniausiai mes tos red flagus tokius iš klientų sužinom apie kitus vedėjus, nes iš kur mes daugiau sužinosime. Jo, ir man irgi užstrigo šitas dalykas, kai vedėjas klientui pasakė, sako, žiūrėkit, aš iškart pasakau, aš nieko nekeičiu, aš darau tik vienintelį šabloną ir jūs darykit, ką jūs norit. Imkit mane arba ne. Kuris, ta prasme, jokio prisitaikymo, jokio lankstumo, kardinaliai pasakė, aš darau tą ir aš tai darysiu. Ta prasme, hebra. O ten, ta prasme, nuotraukos išpirkimas, vietos nežinau, išpirkimas. Ten kokie visokie požinių. Jo, bet visiškai, ta prasme, paruoštukas, bet, žinai, mane šitoje situacijoje žavėjo vedėjo užtikrintumas ir kad, jisai pasakė, žinai, ir tavo dabar reikalas. Atvirom kortom, jo. Atvirom kortom, tai žinai. čia red flagas ar ne, žinai. Jo, bet tie klientai, kuriems pasakė, buvo jį pasiėm, bet po to, kai gavo daugiau informacijos iš kitos rinkos vedėjų, jie atsisakė, nes pamatė, kad gali būti kitaip, nes tai žmonės vėl, kurie pirmą kartą planuoja vestuves, jiems atrodo, kad čia įprasta. Jo, tai vadinasi pas visus tai būna. O iš tikrųjų tai ne. Tai šiandieną rinka, ta prasme, yra ganėtinai konkurencinga, aš sakyčiau. Jūs pasižiūrėkite, ant kiek tobulėja visi. Tai valandom. Kalbant apie ganėtinai konkurencingą, realiai mano tokia nuomonė, kad mūsų vedėjų yra upė tekanti. Ta prasme, daugėja, tikrai. Daugėja eksponentiškai. Bet banguoja. Tai žiūrėk, padidėja, paskui kažkur dalis filtruoja. Ne, aš apie tai, kad žiūrėk, yra grupė nuotakų namučiai. Visi mes apie tai žinom. Yra grupė nuotakų namučiai. Visi žinom, visiems švietimo gėda. Bet mes grupė normali, manau, viskas ok, ten yra tikrai nemažai sekėjų, visko, tarsi dalyvių. Gerai, vardink top 3 vedėjus, kurie patys iškart ten įsideda savo. Jeigu tu ten parašai, kaip anonymous member, ne tu ten parašai, kad pavyzdžiui, reiškia, norim, ieškom vestuvių vedėjų, data, čia tobuliausio atveju, data, ten vieta, žinai, kur. Dar biudžetą, jeigu parašo. Palauk minutę ir bus kokie 100 komentarų su pasiūlymais. Aš apie tai, kad ieško vedėjo fotografijų komentuoja. Rinka yra perpildyta pasiūlymais bendrai renginio vedėjo. Tai va čia labai svarbu suprasti, kaip atsirinkti. O kaip manai, kiek ten tų gerų renginių vedėjų reklamuojas nuotakų namučiuose? Tai gerų? Žiūrėk. Esu matęs tave. Ne, aš tai irgi esu matęs, bet mes vis rečiau užeinam į tą grupę. Ne, buvo laikotarpis, kai, ta prasme, tu ten tikrai labai aktyviai reiškėsi. Iš tikrųjų buvo, kai buvo daug noro, nebuvo tiek darbo. O ką daryti? Ne, tai faktas, kad, čia, žinai, iš tos pusės, iš tikrųjų, šiandien dienai, bet žiūrėkit, ten ir yra tas klientas, kuriems tinka tas paslaugų tiekėjas. Taip. Nebūtinai. Yra paklausa, yra pasiūla, ta prasme. Bet didesnis procentas yra tas, kad ten randa, žinai, savus red flagus. Ne, ten galima pasiūlymų rasti, viso kito, čia, vienareikšmiškai viskas yra gerai. Lengva save pavadinti renginių vedėjų, kad tu pravedė kažką ten, žinai, ir tu jau esi renginių vedėjas. Būtent. Žinai, kaip, pavyzdžiui, gido profesiją įgyti, reikia ten perėti kursus, valstybinį egzaminą, istorijas, ten tada išlaikai gauni pažymėjimą, kad tu esi gidas, ne? Taip. Teko. Ir turi svorę, tas pažymės turi svorę. Aš žinau, apie ką jis sako. Bet jeigu tu gali pasivadinti save renginių vedėjų po vieno renginio pravedimo, tai dar nereiškia, kad tu esi renginių vedėjas. Nes, bet nėra to tokio, žinai, kaip sakai, ar diplomų kažkokią sertifikatų patvirtinimo, kad turėtum svorę, kad tu tikrai kažką praeini, nes bet kas gali bet ko pasivadinti. Bet čia jau rinkos žaidimai, žinai, yra. Jeigu kažkam tinka tavo, žinai, vedimas. Gal mes nesam renginių vedėjai. Aš dabar egzistencinį, žinai, tokia gerą vaibą ir praleidžiu laiką. Jo, aš savęs net nevadinu renginiu. Šiaip, ta prasme, okei, pas mane Facebook'e, šiaip bus renginiu. Jeigu šito... Tai nubrauk dabar, va, ištrauk telefoną, nubrauk šitą. Jeigu šito aspekto nevertintumėm. Ne, šiaip aš nesu Ignas. Aš taip ar pas Facebook'e parašyta, kad aš esu Ignas, bet ne. Šiandien aš Ignas, o Facebook'e aš Šeputis vedėjas. Bet pavyzdžiui, tas renginių vedėjas, tas toks labai pareigoja tave kažkokį tai būti renginių vedėjų, žinai. Mane aš nežinau, nes mane klientai, kai šventį pradeda vadinti, ar tu turbūt renginių vedėjas, aš galvoju, ką jau blogai padariau, kad jūs mane renginių vedėjų laikote. Man tai čia... Gerai, kad ne vestuvių vedėjas, čia jau žinai. Tai žinai, bet jau man tipo toks, žinai, kad jau aš
kažkur kažką jau biškai Prisidirbai, prisidirbau, žinai, nes aš, jo, taip va, bet, Čia būna, kiek žinai, per kai šventę, tėvai kiek pavadina metų tave vedi? pilnu vardu. Bet kaip jo klientui, bet čia koks buvo dar klausimas, primenu. Nu, šitą aš pats dabar pamiršau, Jau bet... neatsimenu iš to klausimo. Apie red flagus. Dar prisimenu red flagą Čia vieną. flagas. Bet, tuoj, aš biškai kitaip perfrazuosiu. Kas daro iš visos tos upės, ne visų renginių vedėjų, kas daro iš renginių vedėjo, normalaus, paprasto, etatinio renginių vedėjo, gerą arba labai gerą renginių vedėją? Vot kas, mes, jūs, ne, gerai, aš gal už save nesakysiu, žinai. Ne. Bet... Už save nesakyk. Už save nesakyk. Aš apie tai, kad Mes aš labiau... pasakysim. Aš labai norėčiau atsiprašyti visų mūsų žiūrovų, kad jie turės nukentėti mūsų juokelius ir taip toliau. Ne, aš apie tai, kad aš labiau... Jeigu nejaučiat, kad nesakykite. Galite išjungti, ne. Bet žodžiu, jo, aš apie tai, kad norėjau jūs labiau pagerbti, kad, jūs vis tiek žmonės patyrė geri, labai geri renginių vedėjai. Kaip jūs manote iš savo pusės, kas iš jūsų darbo, ne, išskiria jūs iš kitų, ne, verčia pasirinkti, taip sakant, būtent jūs, gal kažko reikėtų pasimokyti, ne, iš kitiems renginių vedėjams, pavyzdžiui, iš jūsų, iš mūsų. Kaip manot? Nu čia Evaldas galėtų. Pasikursim pirtelę. Užkursim, žinai. Užkursim, jo. Nes man pastangos pirmiausia daro tave išskirtiniu ir, žinai, kiek tu įdedi darbo į tas šventes, kiek tu, pats noro turi įdėti, ar tu gali nuvažiuoti nesiruošęs į šventę ir padaryti tą šventę, žinai, ar tu nori įdėti ir viską personalizuoti, tą šventę tiem jauniesiam atiduoti. Visą save, tai sakau, mano kaip klientam aš sakau, aš jaučiuosi taip, kaip savo draugam daryčiau, kaip savo bičiuliam, žinai, dėl kurių tikrai nieko negaila ir tu nori padaryti daugiau, negu gali jam nemokėti. 2200 kalba. Ai, pradedam sumas įvardinti, gerai, žiūrėjau, statom. Kas tarp 2,5-3,5 patenka į zoną? Dėl jūsų viską. 2000 ir viskas. Bet 2000. Bet šiaip viską padarys. Ne, tas viską žiūri, kas tai šampano staliuko tikrai nebus. Papildoma valanda visko, 150. O dabar rimtai, Šiaip jo, rimtai, jeigu kalbant. Tai prašau, tai pratest. Ne, Evaldas gerai pradėjo. Aš pradėjau jo neblogai, dabar galvoju, žinai, tai finansiškai taip, tai nėra, kad viską uždyka darai draugam irgi, taigi, žinai, priklauso nuo draugo. Čia Lukašui mokamai, žinai. Tokia linija mes einam tipo apie patarimus, kas tave išskiria iš rinkos. Jo, bendrai, ką tu apie save manai, ta prasme, kas daro iš tavęs? Aš nematau savęs kaip eksperto ar to vedėjo iš tikrųjų, kuris galėtų dar kažką mokyti, nes aš be galo, atrodo, tu mokysi dar, tipo... Kiek renginių per metus turi? 90. Tai va, matai, tai reiškia mokai. Jo, bet, žinai, va, tas sunku įjungti tą ekspertiškumą tokį, nes labai tas mano ekspertiškumas gali daugumai netikti. Tiesiog pasakyk, ką manai. Tai kas tau veikia, kitiem gali nebūtinai veiks, tai būtent. Aš nežinau, kas man veikia. Jo, labai gero vedėjo rytas koks. Aš nežinau, žinokit, gal veikia tas, kad sugebi mečinti su tai žmonėm, kurie yra ten. Ta prasme, tiesiog būti integruotis tarp jų ir būti tokiu gal, netokiu matom. Ir kai žmonės gali su tavim lygiai taip pat tokiu pačiu tonu, tokiom pačiom įžagom, taip pat laisvai kalbėti kaip su savo kokiais draugais, tai man atrodo, mane tai daro išskirtinu. Bet čia vėl, kalbam apie renginio formatą, nes čia aš gal kalbu dabar apie vestuvių labiau rinką, nes ten šitas veikia, nes yra tokie didesni renginiai, kur tai neveikia, nes tu nebūni tarp žmonių, tu būni tik ant scenos. Ir... Čia labiau mes labiau apie vestuvių. Jo, bet vis tiek, aš jau irgi ką esu pastebėjęs, tas iš tikrųjų vedėjo laisvumas ir tų inside dalykų palėtimas, būtent tie insidai, kurie liečia tos žmonės susirinkusius, tai veikia ir atrakina žmonės. Ir mes stengiamės visada, tą tokį, kaip ir Eldas, apie tą personalizavimą individualumą, tai va būtent ir stengiasi išsikapstyti dalykų, išsikapstyti kozerius, kurie tau leistų greičiau sumedžinti. Jo, tada savas toks. Jo, ir tada tu įeini jos labai greitai, nes, ta prasme... Tai tu turi eiti, žinai, kaip tas draugas, kuris viską žino vieni apie kitus, tu įeini, tu laisvai jautiesi, jie laisvai jaučiasi.
Jo, sunku, gal aš irgi taip sunku įsivaizduoti, yra tam gal klausytojų, kuris čia gal žiūrės, ką aš kalbu ir kad suprastų, jūs gal suprantat, apie ką aš neku labiau, žinai, nes tai mums padeda daug laisvesniems būti. Okay, tu vedėjas, kuris nekelia įtampos, tai geras vedėjas. Bet kai kalbėjai apie tą mano, žinai, istoriuką, labas bičiuliai, kaip gyvenat, tai va, pas mane gal tas, žinot, kas padeda iš tikrųjų atrakinti žmonės, mano gal tas bičiuliškumas. Tai va, čia kažkas to. Ir nestatymas iš savęs kažko. Ta prasme, hebra, mes paprasti, visiškai paprasti. Ta prasme, beveik visi čia. Čia kalbėjau, kad nereikia 3 kostiumų keisti per šventę. Tai čia buvo žmogiškiausias sakinys, kurį aš išgirdau. Jo, tipo, kuo tu paprastis, kuo tu mažiau statai iš savęs, to tas žmogus, ta prasme, ir laisviau prie tavęs jaučiasi. Jie jaudinasi su mumis kalbėdami. Man vakar klientas sako, Ignai, mes neįsivaizduoju, kaip jaudinamės prieš pokalbį. Rimtai. Man net jo toks, žinai, vėl flashbackas buvo, bet jo, taigi jiems tai čia nauja pažintis, jie neįsivaizduoja, kas toks bus, čia tas šeputis, žinai. Ir va, kai tu pagalvoji apie tai, kad jie gali jaudintis tuo metu, tu tada labai gerai sužinai. Jo, ir pats mes jaudinamės. Ir tada puikiai atrodo, pajauti, kaip tau pačiam reikia elgtis. Labai paprasta. Čia atrodo tiek nesudėtingai yra, bet labai dažnai mes būnam susikoncentravę į save, nei tą būtent taip žmogų. Okay, man dar atrodo, kad yra svarbus įgūdžių savo tobulinimas, kaip vedėjo, žinai, ne kokį tu konkursą pravesi ar kokį žaidimą, nes ne apie tai yra, nežinai, skaičiau Interpersonal Relations knygą, žinai, kaip kalbėti, kaip aktyviai klausyti žmonių, nes kai tik pradėjau vesti ten prieš kiek čia, 2017, ne, tai tu pasidarai kažkokius paruoštukus, žinai, konkursą ir tu žinai, kad sakys, dabar jau yra kitas lygis, kai tu gali žinai, klausyti, kad tau atsako žmonės ir tai reaguoti on the spot. O tai padeda tik, žinai, knygų skaitimas. Kad to reikia daugti, žinai, tai yra veiklų. Tai mes kalbam apie mus dabar, kas, žinai, tai manau, ten, žinai, iškalba kažkokia oratorystė, tai irgi labai svarbu, kad neužtenka, kad tu kažką pasakai, kaip žirniais į sieną, meti kažką, o kad tu gali pakeisti kažką tose žmonėse, kad jie išeina po renginio, sako, kaip smagu buvo, kaip faina buvo, kad tu, žinai, renginys ne apie konkursus yra, mes galime. Ir ne apie patį vedėją. Jo, bet logiškai. Tai niekada ir nebuvo apie vedėją. Mūsų rinkoje iš tikrųjų yra labai, aš kiek esu girdėjęs visko, tai tie konkursai, veiklos, rubrikos, aš nežinau. Tai jie labai padeda vedėjams pasislėpti, iš tikrųjų. Pasislėpti? Už jų pasislėpti. Tai dėl ko ir sako, kad, žinai, darė daug žaidimų ir nedavė pailsėti, nes vedėjas, tiesiog pasislėpė po žaidimais. Jis neturėjo ką iškomunikuoti. Nerimo toksai biškai jaučiasi, kur, ta prasme, kur jis nepatogiai jaučiasi, kai žmonės tiesiog čilina. Netvirtai gal jaučiasi. Reikia pailsėti. Jo. Bet čia vėl. Vėl sufailint, ką pasakys, galbūt dar kažkas. Ir mane stebi, žinai, kartais kaip vedėjai nori dirbti, nori varyto žaidimus, jie nesijaučiasi netidirbę. Taip, bet tą tokį pojūtį išsiugdyti irgi turi, iš tikrųjų, arba tau kažkas iš šono. Tuo, kad viskas yra gerai, tu moderuoji, tu lydi visą procesą nuo iki Z, bet nebūtinai tu turi, žinai, ten žaidimai ir taip toliau. Tai yra labai svarbus momentas. Aš jums tada noriu užduoti visiems klausimus. Įsivaizduokit vestuvės tokios laisvos ir, ta prasme, kur net nėra veiklų, ką daryti. Ta prasme, net nėra veikloms laiko. Kaip jūs patys jaučiatės tose vestuvės? Fantastiškai. Čia priklauso, pas mane bus... Kaip svečias ar kaip vedėjas? Kaip vedėjas. Pas mane bus gegužė vestuvės, lietuviškai, itališkos nuotaka, pasakė, mes norim kalbėti su savo svečiais patys, mums reikia, kad tu pamoderuotum, bet tiesiog, kad padarytum kažkiek, bet nesijausk įpareigotas daryti daug, žinai. Tai mes turim išsiaiškinti principus iš anksto, ko mes norim. Tada viskas good. Jo, nes kai tu esi labiausiai chill, čia realiai vat geras rodiklis, ne? Kai vedėjas yra labiausiai chill tokioje aplinkoje, kur tu neturi ekrano, ne? Tu neturi, net mikrofą gali nuoširdžiai neturėti, ne? Tu tik tada labiausiai parodai savo profesionalumą iš tikrųjų. Bet jo, nes žaidimai yra svarbus, interakcijos yra svarbios, bet kokią atveju vieną kitą padaryti, šiaip būtų faina. Bet kaip Lukašas sako, lūkesčiai, žinai, jeigu abiejų lūkesčiai vienodi, tai tada visi gerai jaučiasi. Taip. O jeigu vedėjas galvoja, kad neišpildė lūkesčių, tai jis ir ten ir varo, ir daro, ir viską, žinai, stengiasi. Ir bėgiojimas. Taip, nes aš gal kalbu apie tą vietą, žinai, žinot,
kaip pavyzdžiui, yra vestuvės ant tiek visko perpildytos, ar ne, grupės, veiklų daug, nu, ta prasme, šiaip, nu, ta prasme, žmonės turi ką veikti, šiaip žmonės žiauriai stiprus social, jie moka small talkint vieni su kitais, eina drąsiai į kontaktą ir tau kaip vedėjai, nu, nelabai yra ten, kur įsiterpti. Čia labai gerai. Jo, bet vis tiek, žinai, nu, aš pavyzdžiui irgi, nu, atrodo, nu, tikrai jau nemažai tokių vestuvių buvo, pernai net buvo tokių vestuvių, kur aš turėjau 2 setus po 10 minučių. Max, nedaugiau. Ir aš taip irgi buvo momentų, kaip pagalvoti, kaip man dabar išnaudoti maksimum tas 10 minučių. Nes tu nori kažkokią turinio duoti. Taip, ir save parodyti, žinai. Jo, kad kažkiek, nu vis tiek, nu, hebra, nu vis tiek būna, pinigus moka, nu, nepatogiai. Turi kažką padaryti. Atvažiavai, pabuvai, žinai. Iš tos darbo pusės ir tu tada tau tos 10 minučių tokias big kartais atrodo, nes tu nori, nu, tokius highlightus padaryti, nu, stiprius momentus ir dar to turinio kažkokio. Ir net sunkiau tokius renginius vesti, nes tu turi mažai laiko atsiskleisti. Tai va būtent, nes tu irgi neturėjai. First impressionas geras turi būti, tada jau turi varyti iš karto nuo pirmo, gerai. Ir kaip Denis bandė. Ir tada, žinai, va, yra, ir čia aišku jau visiškai skirtingi formatai nuo tų, kur daug gali būti game ir taip toliau, bet va, kaip jauties, kaip jūs patys jaustumėtės tokiuose dalykuose ir ar patogiai, ar nepatogiai, ar galvotumėt, jo, ką čia padaryti, ką čia dabar kom čia nustebinti, kaip čia save parodyti. Tai va tas momentas, ar jūs visiškai chill jaustumėtės? Aš manau, kad jeigu klientas... Nei vienas renginys nėra chill, tai baigti. Jeigu užsakovas apibrėžia tą faktą, kad mes norim ramiaus aplinkos, mes darysim, pavyzdžiui, laukia, žinai, šitos visus dalykus. O kas jums indikatorius yra tos ramybės tokios šventės? Man asmeniškai atsipalaidavę jaunieji, kur jie tiesiog nori, kad būtų žmogus, kuris lydintų visą procesą. Ta prasme, nebūtinai tam, kad moderuotų, taip, tam, kad nuo jų pačių nuimtų galvos skausmą. Ta prasme, kad jiems nereikėtų aiškinti, žinai, kur čia, kada čia maistas, kada čia torčiukai ir visa kita. Jiems tiesiog reikalingas toks žmogus. Viskas, chill ir tu ramus. Tu visą laiką galvoji, turi kažkokius interakcijas, kažkokius žaidimus, kuriuos galima būtų padaryti. Ir viskas. Jeigu reikia, tu juos darai. Bet nėra taip, kad ten pilnai atvažiuoji. Man reikia padaryti žaidimą, man. Ir pradės neužilgo, iš tikrųjų, hebra, renkamės, nes už 20 minučių pirmas geimas. Tai gal busit pavalgę. Jo, iš kilkos paėmė, žinai. Aklai tam teiblą nežiūrėti, nežinai, mes parašym kažkokį timingą, žinai, kas bus po ko, planą. Ir nežiūrėti aklai į tą planą, o tiesiog... O jis yra? Žinai, dabar organizatoriams turėtų būti trigeris. O tai neužtenka, tipo, kad mes jau atvažiavam, jau gerai yra. Jo, tai jau šventė įvyks. Jau nėra problemų kažką paankstinti, pavėlinti ir taip toliau jausti, ne, žinai. Nes o čia dar viena problema iš tikrųjų, kodėl... Dar vienas iš stereotipų, kurie, pavyzdžiui, kur vedėjas susikirta su organizatorė, nes vedėjas turi vieną planą, organizatorius turi kitą planą ir vedėjai būtinai, nepaisant to, kad ten kažką reikia, žinai, gal pavėlint, kaip Lukašai sakė, gal pavėlint, paskubint, bet vedėjas būtinai turi padaryti dabar žaidimą ir man nesvarbu, ką jūs ten galvojat, nes aš atvažiavau ir man programą reikia išpildyti. Su kuo jūs dirbat, hebra? Baisiai, jūs skamba kaip tai rodyti dar stakumšių, žinai, kur. Gerai, čia šaržuoju. Aš suprantu, dėdė, bet, gerai. Kodėl turėtų būti laisvumo šventį ir tiek su organizatoriais, tiek su koordinatoriais, visi turbūt vienas timas, žinai, ir nurasta bendrą sprendimą, negi dabar reikia visiems padaryti savo darbą iki galo. Aš padariau, pasakiau, kad bus 5 žaidimai ir turi būti 5 žaidimai, o tai galbūt ir bus 2. Gal aš noriu daugiau su jais pabendrauti, gal mano ten dabar, žinai, šiaip išėjimas labiau pagyvins be žaidimų, žinai, pokalbį su jaunaisiais ar tėveliais, negu ten kažkoks geimas. Bet, ką čia, žinai, tai pas mus taip dažniausiai yra, kad mes ir gyvinam laisvumu, taip. Kaip sako, žinai, Ignas Šeputis, kad gali ir 10 minučių vesti per vakarą ir man nesvarbu, žinai, aš vis tiek pinigus gausiu. Ne, taip Šeputis nesako. Ignas Šeputis. Jeigu reikės 10 minučių vesti, jo, atpavėsiu, viskas ok. O kokie jums sunkiausi renginiai, va būtent grįžtant prie to, apsiraminam. Įkvėpkit, iškvėpkit. Va tokie renginiai, man atrodo, ir sunkiausia yra. Ne kai tu turi, žinai, visą vakarą, tu gali parodyti save, kad žmonės pasitikėtų tavim, o tu turi tik 2 setus po 10 minučių ir tu išin nežinai, kas bus, ne? Nu, va, čia reikia mokėti dar. Jie sunkiausi dėl to, kad tu ten nesislėpi už žaidimų, o tu turi iš tikrųjų parodyti savo humoro jausmą, savo improvizaciją. Asmenybę. Savo asmenybę, taip, savo gebėjimą valdyti publiką. Va, čia yra tie dalykai, kur iš tikrųjų tu atidirbi nuoširdžiai, nuo A iki Z. Taip.
Tai va čia. Pilnai pritariu. Taip. Ir taip, Lukišai, aš dėl to nebereikalo šitą ir norėjau aspektą, kad mes aptartumėm, nes čia yra vienas sudėtingiausių dalykų. Nes iš tikrųjų, tu net turi mažiau laiko pasirodyti save, koks tu esi fainas, originalus ir kūrybiškas. Ir mažas renginys, žinai, ten man, pavyzdžiui, 100 žmonių daug lengviau ves negu 25. O, šitą temą galim šitą paliesti. Kai dažnai būna užklausas, kai sako, pas mus bus mažai žmonių, tai ten, žinok, viskas paprasta bus. Dažniausiai, kuo mažiau žmonių, tuo sunkiau yra. Jo, nes daugiau jiems laiko reikia, jie mažiau vieni su kitais bendrauja, tau reikia programos ilgesnės, o dieve mano. Nes realiai čia iš tikrųjų yra paradoksas. Labai dažnai žmonės sako, pavyzdžiui, jeigu bendrai mūsų draugai, žinai, pažįstame, nebūtinai ten klientai ir taip toliau, man, pavyzdžiui, sako, kad kaip, poliam buvo, aš tavo vietoj būčiau prieš 100 žmonių bijojęs kalbėti, kažkaip man būtų nejauku, žinai, tą sceną jų lipti ir taip toliau. Bet aš visą laiką jiems sakau, žinokit, kaip Lukašai tai ir sakai, prieš 100 žmonių yra daug paprasčiau kalbėti negu prieš 20, nes tu turi 20 akių, pavyzdžiui, kai yra mažas skaičius, taip, tu kiekvieną matai, tu kiekvieną jauti, tu matai jų veido išraiškas, ne, jeigu tu kreipi dėmesį į, pavyzdžiui, kitų žmonių nuomonės, bendrai tu matai. jeigu taip, kažką, žinai, pastebėjau, kažkas netai pasakyta ir taip toliau, prieš 100 žmonių tu nematai tų veidų, tu matai tu matai galvas, taip, tu matai kūnus, taip, jie ten sėdi visą kitą, bet tu labiau su savimesi. Ir atsimink, erdvė, kurioje šventi su 20 žmonių, galimai tu esi per tokį atstumą kaip mes dabar per podcastą. Taip. Dėl to pradedi jausti įtampą, nori, nenori, nes čia viskas taip. Nes jeigu kažkas apie tave, tarp 100 žmonių, jeigu kažkas apie tave kažką pasakys tenais, žinai, paskutinėse eilėse, nesvarbu. Tu negirdi, tau nerūpi. Kur yra momentas su 20 žmonių, tau tikrai tą mikrofoną čia reikia, ar tiesiog pasidami bendravim paprastai. Man labai patinka be mikrofono bendrauti, žinai. Čia labai gerai. Pačioje pradžioje, kol dar, jeigu apie vestuvės kalbam, kol dar nėra jaunųjų, pakalbė pas matokinį, tada šilta auditorija. O tai anksčiau su mikrofonu vaikščiodavai pas žmonės? Jo, ir su boombox. Su Ibiza važiuoji paskui, ką jūs? Aš pasišėrinsiu, man irgi Maikas yra realiai jau arba tik tai jau kai daug žmonių yra ir nori kažkokią ištransliuoti informaciją, kas jų laukia ir kas bus, kad jiems šiek tiek tos ramybės įnešti ir konkretumo, o šiaip tai tas Maikas tikrai nėra reikalingas. Taip. Taip. Sakykit. Ne. Važiuojai susirinkę. Jo, matau, nes irgi mintis labai šokinėja. Nuo crowdworko iki 20, žinai, ir Maikas. Bet šiek tiek gal apie aktualesnius dalykus, bendrai žmonėm, kurie stebės apie visą tą cringe, ne, dalyką. Red flagai. Kas... Mesgi nekli. Atsiprašau, Denisai, tu nepasisakai, kas tau yra red flagai, žinai. Ačiū. Pasisakyk, pakomentuok, man įdomu. Taip, nes vis tiek, žinai, jūs svečiai, aš idėjas, tai aš kažkaip savo nuomonės čia nikščiu labai daug, bet tai žodžiu, kas man labiausiai cringe, red flagas, tai būtų alko vartojimas renginy. Tarsi, kai, žinai, atvaro žmogus ir mums labai dažnai siūlo, ne? Man tikrai renginiuosi, kad davai, išgerkim, žinai, čia kažkur į vakarą jau labiau. Ne vieną kartą per 9 metus, nuoširdžiai, ne vieną kartą aš nesu pasidavęs šitam pasiūlymui. Ar tikrai? Tikrai, nuoširdžiai. Aš tavarsime... O po 12? Niekai. O prieš? Niekada. Tai, man realiai yra šitas dalykas yra esminis ir visų 90-ųjų darbas. Tai prasme, jeigu jūs iki šiol darot kokius Kahuto, nes man jau čia skaitosi 90-ieji. Yeah. Kahuto kvizai, šitie išpirkimai nuotokos, ne, ten visi šitų rinkimai berniukui mergaitei būna tokie dalykai, ne? Kai žmogus rengėsi raudonų blizgančių kostiumų, kai žmogus kažkokiose grupėse skelbėsi kiekvieną savaitę. Aš jau matau tą vedėją, apie ką pasakai. Apie savo, aš čia kalbu bendrai apie red flagus, ne, apie savo, skelbėsi apie savo laisvas datas, kur ten, žinai, tarkim, rugpjūčio 30 pa žmogų 6 savaitės iš eilės, jis Facebook'o ten kažkokiose grupėse skelbėsi. Dabar antrą vedėją prisiminiau. Kur, žinai, jinai 6 savaitės iš eilės laisva ir taip toliau. Va šitie dalykai yra the worst ever, kas galėtų būti. Ir kas ant viršaus, aš net nuoširdžiai dabar nesugalvoju, bet bendrai seksizmas. Seksizmas, visi seksistiniai prikolai, visi šeimingai, taip sakant, kai išeini ant scenos ir supranti, kad su svečiu yra daroma viskas tam, kad
pagėdinti. O kur tu O tai susidūrei šeimas su ir šituo? raustas Kur čia tu tas pats, ar ne? susidūrei? Iš kur tas, žinai? Nes čia jau pradėsim diskutuoti dabar. Gėdinimas iš kur? Ne, ta prasme, iš kur tie red flagai, nes man neteko susidurti pačiam. Jo, pavyzdžiui, tu kai- dalyvavai tokias jos kaip svečias, kur buvo šeiminimas. Aš girdėjau iš artimų žmonių, kurie dalyvavo tokiuose Okay. šventėse, bet mes kalbam apie labiau jau tokią seną gvardiją. Bet ten nevedėjai tada. Nebūtinai visur. Kaip musiclas, Taip. tik kitaip, ne? Taip, taip, taip. Ne, čia daug to būtų. Čia tokia paletė išvardina, žinai, jo. Tai aš irgi va pats susidūręs, mums netenka susidurti Taip, su taip, šito būtent. dalyku, Bet bet... mes tipo jo. tai Mes dalyvavome. tiesiog nutolam šiek tiek nuo tos rinkos gal. Nes man, pavyzdžiui, čia daug ką išvardino, man tai skamba kaip tų žmonių net autentiškumas, kad jie su juo net įsiskiria. Ta prasme, tai čia, žinai, iš vienos pusės galima kaip pagalvoti, ne cringe'as, nes mes čia Taip. kalbam kaip mūsų nuomonė. Taip, Čia yra, kas Bet yra tik cringe'as. mūsų. Realiai. Čia yra Taip, būtent mums, tik kas mūsų sakoma. nuomonė. Taip, Tik mūsų, taip, bet, jo, išskirtinai. bet jo, kalbant apie šitą autentiškumą, gal dėl to kiti žmonės jos ir ima. Kad būtent va, turi kostiumų, turi dar kažko, turi seksistinių bairių, nes jiems Viskas su tuo patinka. gerai. Tipo, Ir- jeigu Ir jie yra jums- išskirtiniai, Ne, nes va viskam pasakė yra savo raudoną klientas. kostiumą Jo. ir aš jau žinau, apie ką Tiesiog mes kalbi. taip Jo, nedarom. nes mes visi turim tam tikrus savo autentiškumo bairius, man atrodo. Jo, Ar tiesa, stilius, tiesa. ar programa, ar kažkoks požiūris. Nu, turim, hebra, vis tiek. Tai va, man atrodo, gal šitas momentas čia ir yra. Ir nepamirškim, kad jie turi renginių, tai vadinasi, jie turi savo klientą, tai viskas Ir cool. aš galiu nustebinti, kiek jie turi renginių. Jie turi po 80 vestuvių. Tai vienareikšmiškai faktas. Jo, gali bet būt. kaip pagalvoji, tai va. Taip. Ir tada, ar ne, mums kaip ir atrodo, nu jo, galimai tam tikrų aspektų cringe'as. Kaip neslėpkim to. Bet va, kitiems valio, tipo, jie nori to. Šau. Bet ką aš suprantu, kad Rinka mūsų didelė, klientams... visi telpom vis tai to. Jo, rinkai nes ir- mūsų klientams, pavyzdžiui, nu, čia aš kalbu iš patirties, ne? Mano klientams tie dalykai, kurie man jau tapo Jo. red flagais, tai yra mano klientų red flagai. Tai yra tų žmonių, su kuriais aš susitinku, jų red flagai. Ką jie matė, supranta, ko jie nenori. Ne? Ateina pas mane iškart su vizija, žiūrėk, mes nenorim ten gert labai daug, mes nenorim vestuvių šitų žaidimų su alkoholio vartojimu, mes nenorim žaidimų cringe, nenorim ten šitų, kaip čia, kišimo, žinai. Tai vėl mes grįžtam apie tą Visokiausių, taip, pirminį pokalbį prieš mytą, žinai, pasikalbėjom apie viziją, tada galų galę mytą, tą susitikimą, nu tai va per tos dalykus ir sprendės, tai jau nemažai dalykų Jo, reikia. ir iš tikrųjų, jo, grįžtant, va, biškai pratęsiu Evaldo, kad mes tada, jeigu norim patys, na, ta prasme, gaidinti savo klientą, tai mes ir turim būtent tas visas versti kortas savo. Žinai, nebūti fainesniems, nebūti geresnės versijos. Nu tai hebra, jeigu mes gaidinam, jeigu mes norim šiek tiek, kad apsišviestų tas klientas, labiau pamatytų, ar mes tikrai jiems labai tinkami esam, tai mes tada ir turim tą inspiraciją jiems duoti. Nu, tipo, parodykime mes, kokie esam, koks mūsų įžvalga, iš kokių bairių mes juokiame, žinai, ar mums patinka juodas humoras, ar ne, žinai, ar mes mėgstam patys gal cringe. Aš, pavyzdžiui, mėgstu šventėse padaryti surežisuotą cringe. Taip, surežisuotas yra nuostabu. Tai, žinai, kur, Taip. tipo, jiems tai cringe'as būna, bet tu Bet tai išvartai viską paskui ir viską. Kartais ne, bet... Ne, kartais retai, bet būna užklausos, žiūrėk, mes suprantam, kad cringe'as yra neok, bet mes norim, pavyzdžiui, padaryti išpirkimą specialiai, bet maksimum iš to išspaust, kaip pagal senas tradicijas, bet ten jau iš karto kitoks vaibas. Tai va, tik su, žinai, abu nori, all good, bet tik tais, kai vienas nori, tai Okay. visą vakarą. Nes jo, nu, tipo, bet jo, daug apie viską ir tuo pačiu apie nieką. Tai žiūrėkit, kalbėjome apie Taip. flagus, kalbėjome apie cringe dalykus, dabar... Nu ką dabar Tokia parašai? rubrikėlė žaidimas. Reiškia, rubrika vadinasi, kas blogiau. Ne, aš eisiu ratu. Čia tarp mūsų ar? Šiaip irgi galėtumėm padaryti. Čia bendrai. Aš surašiau bendrai dalykus, kurie man asmeniškai yra red flagai, kurie man asmeniškai yra cringe. Tai dabar jūsų klausiu, išsiaiškinsim iš viso šito sąrašo, kas yra the worst, blogiausias iš visų. Tai pradėsiu nuo Lukašo, po to Ignas, po to Evaldas ir va taip mes visi... O tai tu ne? Ne, aš ne. Ar mums įžvalgų reikia, ar tik pasakyti... Ne. Aš duosiu du variantus. Jo. Tarp jų jūs pasirenkat. Tik varai viskas. Taip, Gerai, vieną- viskas. vieną iš Be tų. jokių ten- Neįsiplėtojom. Ir po to Juridinių suprasit. nukrypimų. Gerai, Po to važiuojam. suprasit. Žodžiu, kas blogiau? Lukašai, kas blogiau? Vedėjas gerintis renginyje arba pavėlavęs į renginį vedėjas. Da tu galvoji? Gerintis renginyje. Gerai. Ignai. Vedėjas gerintis renginyje ar vedėjas raudonų blizgančių kostiumų?
Gerins vedėjas. Čia lengvesnis nei Lukašui buvo. Gerai, Evaldai, vedėjas gerintis renginyje ar žaidimai iš serijos balionų sprogdinimas sėdmenimis? O, blemba, dabar aš jau pasiliekam vis dar gerintis gal. Gerai, antras ratas, Lukašai. Postinti nuotraukas su savo laisvomis datomis nuotakų namučių grupėje arba keiktis į mikrofą. Keiktis į mikrofą. Ok, Ignai, keiktis į mikrofą ar tempti svečius dalyvauti žaidimuose per jėgą? Tavo išėjimas dabar galėjo nusikeikti. Važiuojam, tai norėjai. Taigi sakė, atvirom kortom žaidimą. Keiktis ar tempti žmonės nenorinčius eiti žaisti? Taip. Kas blogiau? Taip. Tempti nenorinčius žmonės eiti žaisti. Jaučiu, jo. Okay. Aš... Gerai, toliau. Evaldai, tempti svečius dalyvauti žaidimuose per jėgą arba atvykus į susitikimą su jaunavedžiais pačiam pirkti jiems kavos pagal savo nuožiūrą. Kas blogiau, ne? Kas blogiau, taip. Dabar jau ten žmonės žaisti jau yra blogiau. Ok, gerai. Lukašai, daryti kvizus su kahūtu ir telefonais arba vakaro eigoje persirengti į skirtingus kostiumus. Persirengti kitus kostiumus. Ok. Ignai. Kahutas nėra blogai, nu tipo. Jo, jo. Gerai, Ignai, persirinkti į skirtingus kostiumus vakaro eigoje ar seksistiniai prikolai? Dar galvoju. Ne. Seksistiniai prikolai, aišku, blogiau. Gerai, seksistiniai prikolai. Ok. Nes ko, žinai, tai du turi. Visus savo seksistinius bairius, žinai, permečiu. Ne, seksistiniai. Gerai, bairiai. Ok, Evaldai, seksistiniai bairiai arba organizuoti nuotakos pavogimą arba vietos išpirkimą. Jau aš prie nuotokas einu grabimo jau geriau. Ok, tai reiškia, tu geriau seksistiškai prikolinsi. Kas tavo ar seksistiniai bairiai, kas blogiau? Kas blogiau? Net, man nuotaka grobė. Žiūrint kokias šventį, bet... Žiūrint kokią nuotaką. Jo, žiūrint kokią nuotaką. Iš nuotakos perspektyvos, žiūrėk. Yeah. Aš iš nuotakos perspektyvos? Taip. Ar jie geriau seksistinius bairius iš tavęs klausyti, Tam tikrose šventėse gal geriau tegu būna, kad blogiau yra pagrobti jaunąją. Aš pasilieku prie šito. Okay, pakeisim šitą žaidimą. Lukašai, su tavim finalas pagrobti nuotaką arba organizuoti pinigų rinkimą berniukui ar mergaitai. Čia mano programa eina. Tai va čia Ignai klausimas. Atsakai. Nenoriu spoilinti, Hebra, susipažinsit su mano Bus programa. dar dalykus. Gerai, bet Lukašai atsakyk tada. Tai neatsakyk, Lukašai, nesvarbu. Gal yra nuotakų, kurias nori, kad jas pagrobtų. Taip, galbūt yra. Tai taip, tegul. Tai galbūt yra kas nors išgirsti seksistinį bairį, galbūt. Jeigu čia jau taip bendrai žiūrima. Jeigu tu padarai gražiai šitą pagrobimą, nežinau, per 5 minutės, nes, rinkti pinigus krinč yra. Ta prasme, ne. O tai tu neprašau, už papildomą dainą po 12. Neprašau. Tai Gerai, norit, aš jums savo bitą papasakosiu. Vienas iš šaibų rinkimų. Super finalą padarom. Nu, važiuojam. Vienas buvo likęs, ne? Tai Ignai, tau. Gerintis vedėjas renginį. Okay. Arba organizuoti pinigų rinkimą berniukui ar mergaitai. Kodėl berniukai ir mergaitai? Gal medaus mėnesį? Nu. Gerai, organizuoti pinigų rinkimą. Tiesiog rink pinigus per šventę. Kas blogiau? Overall, taip. Aišku, kad gerins vedėjas. Okay. Jo, bet čia negalima plėstis, ne? Ne, gali, kaip nori. Mes praeitą sezoną darėm. Žodžiu, esmė tame papasakosiu. Mūsų bitą aukcioną. Žodžiu, jaunųjų medaus mėnesį rinkom šaibas iš jaunųjų aukciono metu. Šventės metu ateinu 3 litrinius loniką pastatai ir sakai, kad dabar rinksim šaibas jauniesiams. Ir QR kodas dar būna ant stiklainio. Ir revoliutą, jeigu nori, mes kažkur dar. Esmė tame, kad tu užkuri aukcioną. Aišku, ten yra labai personalizuotas, labai individualus, labai, aš kaip sakau, nieko neverčiu daryti, neverčiu dėti tau tų pinigų, bet aš tai padarysiu, kad tu pats norėtum dalyvauti tame aukcione. Bet susakai dalykus taip, kad atrodytų, kad jeigu neįdėsiu, bus blogai. Esmė tame, kad tai, ta prasme, kaip ir pradžiai atrodo cringe'as, bet tai išauga, kas toliau tęsiasi, kaip viskas vystosi, nes tai nėra tik pinigai, tu tik davėjai hintą, žinai, o toliau viskas išsibėgė ir gaunasi ir prikolas, ir bairis, ir įdomu, ir įsitraukia. Mes merčio pardavėm kartą už Maikio. Tai va, ten panašiai ir gaunasi. Žodžiu, jo, iš vienos pusės kaip ir cringe'as atrodo, ar ne? Bet kaip pateiks, čia yra visada tas dalykas. Tai čia kalba tie vedėjai, kur privers jūs gailėtis, kad jūs neatsinešėt grinųjų
daugiau. Va čia jie. Čia va šitie du. Ką tik apie cringe iškalbėjom ir Taip, dabar šitie taip. vedėjai, kur priveras bus tokia situacijose. Tarsi, jie antiek yra geri, kad jie padarys cringe'ą ir privers jūs gailėtis. Ir jums vestuvės atsipirks. Jauniesiam atsipirks. Ta prasme, Svečiai išleis daugiau negu tikėjos. Jo, nes svečiai ne tik į vokus įdeda kešą, dar jie biškpresas būna, tai mes jį visą... Jo, žinai, to ant takso ar kažkur ten tai jau paukoja. Mes neturim. nejuokaujam. Žinok, mes nebeturim grinų. O jeigu rasiu? Bet viskas, ką sakėm, juokauja. Galimai, Taip, čia čia mūsų programą. Nebus nieko. Tai žodžiu. Šiaip pabaigai, ne? Tikrai šiandien pakalbėjom apie red flagus, ne? Pakalbėjom apie cringe dalykus. Šiaip pamėtėm labai daug anglicizmų, iš tikrųjų, jeigu kažkas iš Lietuvių kalbos komisijos. Small talk. Ja, small talk. Žodžiu, jeigu kažkas iš Lietuvių kalbos komisijos žiūrės. Titrus sudėsim, atsiprašom. Tinklalaidė čia mūsų, ne Taip, podcastas. mūsų tinklalaidėje mes apkalbėjom labai daug anglicizmų, naudojom, bet žodžiu, ne apie tai. Finalizuojant, ne, kokios po vieną sakinę, ne, taip trumpai iš jūsų visų, kokios galėtų būti trumpos išvados apie visą tą, reiškia, visos tos red flagus, ne, apie labiau dalykus, į kuriuos turėtų atkreipti dėmesį patys klientai ateityje. Trumpai, ne, čia aš dar kartą pasikartosiu, trumpai. Trumpai. Tai čia yra finalas. Tai po vieną sakinį, tu sakyčiau, po vieną esminį dalyką, į ką klientas turi atkreipti dėmesį tam, kad nepataikyt ant vedėjuko. Bet Tai- čia mes į vestuvių rinką. Į vestuvių Tik rinką. vestuvėm, Į vestuvių rinką. Taip, mes dabar kalbame apie vestuvės. Stebėti, kaip kalba, pasikalbėti, išsiaiškinti, kokie yra Vieną lūkesčiai. sakė Lukašai. Čia kableliai, taškas. Taip, Tu netimk iš mūsų atsakymų. gerai, Ignai. Bandau sutilpti vieną sakinį. Žiūrėkit. Atsiprašau, yra tikras iššūkis. Taip. Artėja jūsų, svarbiausia, geriausia gyvenime diena vienareikšmiškai, todėl pasistengkite rinktis to žmonės, su kuriais yra faina, smagu būti. Nu, nesąmonė dabar Ir pasakė. viskas. Ta prasme, čia esminė. Pajauskit, tiesiog pajauskit. Nes kai pasirinksit, taip ir bet kokiu atveju ta šventė nenukentės, o bus aфиgenai ir turės geriausią gyvenimo dieną. Viskas. Na, būtent, ne? Aš kaip sakau, nesaldainius renkatės, rinkitės atsakingai ir pabendraukit su tom žmogum ir kad jums būtų faina šventį. Tai jeigu bus faina pirmita, bus faina ir šventį. Visiems bučiniai, linkėjimai, buvo labai smagu. Šiandien su Denis, Raskovu. Stop. Imkit, Stop, užsakinėkit. aš irgi noriu pasakyti. Ai, Denis, tavo nuomonę Taip. finalizuojam. Vienas sakinys. Jo, vienas sakinys, tai neskubėkit, kablelis. Pasiekit žmogų tam tikrą laiką, kablelis, ir tada padarykit savo sprendimą. Nu, jam galima čia jo podcastas. Jo. Jo, čia tegu kablelim. Taip, o dabar mes galim grįžti prie O kaip atsisveikinimo. malonu, tai sugrįžom. tai- Podcastas jo, šiandien, jo. ketverilė. Ačiū Jums labai, ačiū, kad atvykot, ačiū, kad sutikot, ačiū, kad pakalbėjot, pasidalinot visokiausiais fainiais dalykais ir taip toliau. Tai buvo Balius baigtas, tai buvo trečia laida, su jumis buvo Lukas Kaminski, taip, su jumis buvo Ignas Šeputis, Purum pumpš. taip, su jumis buvo Evaldas Jankantas Malonu. ir aš, Denis Ras, šios laidos vedėjas. Denis. Ačiū labai Šaunuolis. ir iki kitų laidų. Pažvelgiam tai kaip Iki. pradžioj, taip kaip pradžioj. Ir dabar labai gražiai viskas baigėsi. Tom Neila, ne tokia.